vėl Kalėdos, visi dalinsimės meilę ir duoną. Ir šiandien labai gražiai prabils tyla, meilė, tikėjimas, viltis ir žvakės. Taigi pabūkime šitam susikaupime. Kambaryje trumpiai degė ir pamažu virpo 4 žvakės. Buvo taip tylu, kad buvo galima girdėti, kaip jos kalbasi. Pirmoji žvakė darė. Aš esu ramybė. Gaila, bet žmonės nesugeba manęs išsaugoti. Todėl man nelieka nieko kito, kaip tik užgesti. Ir jos liepsnelė užgeso. Antroji žvakė pasakė. Aš esu tikėjimas. Dėja, nesu žmonėms reikalinga. Jie nenori nieko apie mane žinoti. Manau, kad nėra prasmės toliau degti. Vos tai pasakė, padvelkė vėjas ir žvakės liepsnelę užpūtė. Trečioji žvakė nuliūdusi tarė. Aš esu meilė, nebeturiu jėgų ilgiau degti. Žmonės manęs nevertina ir nesupranta. Jie nemyli tų, kurie juos myli labiausiai, kartais netgi savo artimųjų. Ilgai nelaukdama ir ši žvakė užgeso. Darote, jūs turite degti, nes aš bijau tamsos. Tai ištaręs jis pravirko. Tuomet ketvirtoji žvakė susijaudinusi pasakė. Nebijok ir neverk. Tol, kol degu aš, tol galiu uždegti ir likusias 3 žvakes. Aš esu viltis. Spindinčiamis ir ašarotomis akimis vaikas paėmė vilties žvakę ir uždegė visas kitas. Taigi kiekvienas iš mūsų, kaip ir tas vaikas, būrė žmonėmis savo viltimi, galinčiais uždegti ramybę, tikėjimą, meilę. Tegul mums niekada negęsta viltis. Dar kartą visus sveikinu čia susirinkusius į mūsų atsisveikinimo laiką, metą prieš šventąsias Kalėdas. Iš tikrųjų dabar esame Advento laikotarpyje ir Advento laikotarpis mus moko pasitikti kiekvieną ateinantį žmogų. Advento laikotarpio pagrindinė nuostata yra priimti kiekvieną žmogų ateinantį į mūsų tarpą, pasiruošti šiam priėmimui. Ir šis pasiruošimas priimti kiekvieną žmogų prasideda nuo atlaidumo kitam, pagarbos kitam žmogui, artimo meilės darbų ir linkėjimo kitam gero. Šventos Kalėdos ateis ir mes jų tikrai sulauksime, bet kad mes jas sulauktume Kristaus dvasioje, aš norėčiau visiems jums palinkėti Dievo malonės, kuri būtent ir suteikia šios atlaidumo dvasios, pagarbos, rūpesčio kitų žmogumi ir viso to, kuo paprastai žmogus apkabina mažą, mylimą kūdikį. Dalindamiesi kalėdaičių, ką to mes ir darysime, aš norėčiau jums palinkėti mūsų mokyklos bendruomenėje, mokintis toliau dalintis rūpesčiais, vargais, savitarpio pagalba ir džiaugsmais. Būkime vilties žmonės.